Tai tu iš esmės vedi mūšį, tu valdai padalinius, tavo funkcija yra vesti ir daryti, kad nei vienas karys nežūtų, o tu nugalėtum prieš. Jeigu mama, pasakai mamai, mama, stosiu į akademiją karo ir mama sako, ei, nebūk kvailas, tai ką tu čia kariausi, tai ką pasakyti mamai? Sakyt, mama, aš gausiu apgyvendinimą, Man mokės gerą stipendiją, ką dar? Tai taip ir sakykime, mama, aš turėsiu valstybės visiškai finansuojamą vietą, kur galėsiu gyventi, kur gausiu maitinimą ir dar mane pilnai aprengs. Niekada nebijok daryti daugiau, klysti yra žmogiška, o iš klaidų reikia mokytis. Taigi pas mus atvyko šiandieną Lietuvos karo akademijos kariūnė Martina Povilavičiūtė. Kaip mes entuziastingai pradedam, fantastika, tiesiog, Martina, aš labai džiaugiuosi tavo startą. Labai džiugia tema kalbėsime apie Lietuvos karo akademiją, bandysime išsiaiškinti, kodėl ten reikia stoti, studijuoti, kodėl tai yra viena įdomiausių, geriausių akademinių institucijų Lietuvoje. O gal net visoje Šiaurės Europoje, nes mes Lietuva yra Šiaurės Europos dalis. Ne, nesutiksit su manimi. Na tai kągi, grįžkime prie esmės, apie ką yra Lietuvos karo akademija ir, kaip sakė Martinas, kodėl verta ją stoti. Tai va, jeigu reikėtų taip visiškai Martina iš šoro pasakyti 3 žodžius, apie ką yra Lietuvos karo akademija, galėtum taip išskirti? Tai visų pirmiausia, sveiki. Labas. Taip, tai o kodėl reikėtų ten stoti? 3 žodžiai. Disciplina. 2 žodžiai, bet turbūt buvimas savimi ir pokytis. Pokytis nuo 1 iki 4 kurso, kuris yra labai labai didelis ir aiškus. Ok, tai mes dabar galim tokiu net nusikelti laiku šiek tiek atgal ir prisiminti, kokia tu prieš 4 metus nebuvai 12-okė ir kaip tu atrodai tada ir per visą šitą pokalbį taip pabandyti pagvildenti, kaip skiriaisi, kaip tu pasikeitai per tuos 4 metus. Prisimeni save prieš 4 metus, kaip tu atrodai ir ar buvai dvejonėse ir kaip tas pasirinkimas? Tai turbūt pradėsiu nuo to, kad prieš 5 metus, nes po gimnazinės klasės iš tikrųjų norėjau stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, bet išsigandau. Išsigandau su ta mintim, kad galbūt man nepavyks, vis dėlto 4 metai, ar aš tikrai esu tam pajėgi. Dėl to nusprendžiau išeiti tarnauti 9 mėnesių šaukimą į tarnybą. Ir tik tai po 9 mėnesių tarnybos savo aiškiai pasakiau, taip aš noriu studijuoti Lietuvos karo akademijoje, taip aš noriu siekti savo tikslų, būti karininkė. Ir štai tie 5 metai ir aš jau 4 kurse, liko mažiau negu 100 dienų iki baigimo, bet prieš gimnaziją buvo labai daug baimių ir klaustukų, kurgi vis dėlto bus ta mano vieta, kas yra ta kariuomenės, labai daug mitų visokiausių buvo, kad reikės labai daug sportuoti, kad moterims ten yra ne vieta. Na, bet aš čia 5 metai krašto apsaugos sistemos dalis ir esu labai laiminga. O kas pasikeitė per tuos 9 mėnesius, ką tie 9 mėnesiai leido suprasti ir paskatinti įstoti vis dėlto? Tai esminis faktorius buvo, kad viskas priklauso nuo tavęs pačios, kiek tu įdėsi pastangų, kiek tu motyvacijos turėsi ir labai aiškus dalykas išaiškėjo, kad ne tu vienas esi lauke karys, tik tai su savo komanda gali judėti į priekį, tai kai pamačiau šalia savo draugus, būrį, kurie iki šių dienų yra mano draugai ir po 5 metų supratau, kad gera būti šios sistemos dalimi, kai tavo draugai yra patriotai ir yra nusteikę ginti savo šalį. Tai netgi ir po šaukimo mūsų 6 asmenys kartu visi nužygiavom link karo akademijos durų ir laukiam tų 100 dienų, kada kartu ir išeisim. Geras. Kaip atrodė tas laikas pasiruošimas? Ar ten buvo kažkokie stojamieji, ar didelė atranka buvo, ar tiesiog reikėjo daug noro ir iš esmės viskas, tu esi būsimas kariūnas per vieną dieną, ar ne? Tai norint įstoti į karo akademiją, pirmiausia yra pažintinis pokalbis. Tu suskambini su mūsų instruktoriais, savo atsiunčia nuorodą, tu turi šiokius tokius klausimus, jie įvertina tavo motyvacinius rodiklius, susipažįsta su tavimi, kitas dalykas tave, jau išsiunčia į KMEK, į karo medicinos ekspertizės komisiją ir tada jau belieka išsilaikyti gerai egzaminus, užpildyti LAMO BPO ir laukti to laiško, kad pakliuvai ir būsi kariūnas, studentas karo akademijoje. Daug streso buvo prieš sulaukiant
tą laišką? Aš atsimenu motyvacinį, tą pažintinį pokalbį jau dar 12 klasėje, kai buvau ir buvo COVID-as, tai viskas vyko nuotoliu. Ir žinot, tą aprangą, kai tu dar čia su pižaminiam kelniam, bet šiaip su marškinukais esi ir aš ir stresas, galvojau, kokių čia klausimų manęs klaus, kaip čia viskas vyksta. Ir pasą pamiršau, nes reikia pačiu pradžiai parodyti. Tai taip ir atsistojau su tom pižaminiam kelniam, besijuokdama. Bet tada tiesiog jau supratau, kad nieko blogiau turbūt nebebus, nes aš jau atsistojau su pižaminiam keliam pasimti savo asmens dokumento. Tai labai nuoširdus buvo pokalbis, iš esmės, kodėl tu nori, kas tu per asmenybė esi, iš tikrųjų nieko ten tavęs neklausė tokio, ką tu negalėtum atsakyti. Tai va tokia mano buvo pradžia su motyvaciniu stojant į akademiją. O ką mokykloje svarbiausia būti išsilaikius, kokius egzaminus, kad norint įstoti į akademiją? Tai iš esmės dabar keitėsi šiek tiek visi tie egzaminai, bet aš siūlymą turbūt teikčiau tie, kas tikrai galvoja apie karo akademiją, lietuvių matematika, anglų ir istorija. 4 egzaminai pagrindiniai, kur tu neprapulsi, jeigu net netyčia tau nepavyktų įstoti į karo akademiją, iš esmės socialiniai humanitariniai mokslai reikalauja to pačio, bet akcentuojamės į 4 tuos pagrindinius egzaminus, iš esmės ten yra, kad lietuvių matematika privaloma ir rekomenduojama vienas ir kitas dalykas, bet tikrai laikykite šios 4 egzaminus, tai yra ir žmogaus plėtimas, istorija vien kaip mokslas, anglų kalba, lietuvių matematika, labai reikalingi egzaminai. O ką matematikos reikia paklaustų tie, kurie nemėgsta skaičių ir matematinių raidžių magijos? Tai vat aš esu ta, kuri nemėgsta matematikos ir nemėgsta skaičių ir savo matematikos mokytojai visą laiką sakiau, kad man nereikės tos matematikos, ką man tų formulių. Ir kai tau reikia apskaičiuoti šūvio nuotolį, kai skrenda, pagal vėjo kryptį, juk yra ir ginklai taiklieji, kai tau reikia pasižiūrėti, kur vienoje ar kitur, tarkim, inžinerijoje apskaičiuoti tau reikia sprogmenų kiekį, kad, tinkamai viskas sprogtų ir taip toliau. Ir tada supratau, kad, vis dėlto jinai reikalinga, galbūt nėra aukštoji matematika, kaip mes tikimės, bet yra ten skaičiukų ir kartais be skaičiutuvo turi galvoje greitai sudėti, apskaičiuoti ir atlikti užduotį. Tai jos irgi reikia. Minėjai tas pirmas dienas, kaip stovėjai prie durų akademijos su bičiuliais 6-5. Kaip dėl abejonių pirmųjų dienų, dažniausiai pirmosiom dienom, kad ir kur įstotum būna kažkokios abejonės apima, ar tave akademijoje buvo apėmę momentai, kai galvojai, stovėjai rikiuoti ir galvojai, ką aš čia veikiu? Buvo per 4 metus tų abejonių, kai galvojai, kodėl aš pasirinkau, kodėl įstojau. Vienos dienos yra labiau motyvuotos, kitose būna visko. Bet turbūt esminis dalykas, tada aš atsigrįžiu, pasiemu knygą Partizanai, tai būtų Juozo Lukšo Daumanto, visą istoriją ir skaitau. Ir aš ją esu skaičius gal kokius 5-6 kartus. Ir aš ją skaitau dar kartą ir kažkaip motyvacija atsiranda, nes mes dabar gyvenam labai geromis sąlygomis, nepriklausomai nuo to, kad visai šalia mūsų vyksta karas, bet būtent Lietuvos sąlygos yra labai geros. Ir tai, ką išgyveno mūsų šalies gynėjai, suprantu, kad jiem buvo daug sunkiau negu man ir kad viskas yra įveikiama. Ir bendrai turbūt kitiem irgi pasakymas, kad 80% yra tavo galvoje. Tik 20 yra tavo pasirengimas ir veikimas, tai kiek tu pasiruoši čia galvoje, tiek ir turėsi. Tai turbūt yra nuolatinis darbas su savimi ir ta motyvacija būti ir išbūti, nes tikslo siekimas yra svarbiausias uždavinys. O kaip su ta galva tvarkaisi, nežinau, mantras kokias savo kiekvieną dieną sakai, ten tuos amerikietiškus appreciationus, kad I can do this. Ne, aš nenaudoju šitų dalykų. Kaip aš save iš esmės arba nuraminu, arba leidžiu savo pabūti su savimi, tai labai myliu nevyriausybinės organizacijas ir veikimą jose savanorystę. Tai mano atsipalaidavimo būdas yra rašyti apie alternatyvę karo tarnybą, kaip mes ją galėtumėm įgyvendinti, nevyriausybinėm organizacijom siūlyti pilietinio pasipriešinimo mokymus. Mane tai labai veža ir man labai gera suteikti jaunimui tą pagrindą to, ką galbūt aš įgyjau už savo patirties. Tai kalbėti su jaunimu apie krašto gynybą yra vienas iš mano hobių, kai aš paleidžiu save ir staiga sugrįžta man visa ramybė ir tada 6 ryto keliuosi ir einu į paskaitas. Tai kariūnai pasirodo gali turėti hobių, neturi būti užsidarę, tik tai griežtai kariuomenėje viskas, galima turėti savo kažkokius pomėgius. Žinoma, net kas aktyvina karo tarnybos visam tam statutui yra išbrėžta, kad kariam net siūloma būti tam, kad ne vyriausybinio organizacijų narius, bet labai skatina pilietiškumą ir įsitraukimą iš tuos dalykus. O kaip dėl kažkokių
būrelių, sakykime, jeigu žmogus nori būti dar ir menininku šalia, gali jisai lankyti kokį būrelį muzikos, pavyzdžiui, ar dailės? Tai pačioje net karo akademijoje mes turim dabar būrelių, tai vienas iš pagrindinius yra kariūnų taryba, tai Lietuvos karo akademijos studentų atstovybė, kur susirenka kariūnai ten norėdami atstovauti kariūnų interesus, spręsti įvairias problemas tiek karinio, tiek studijų klausimais. Pati buvau pirmininkė prieš metus kariūnų tarybos, tai labai Ką sprendžiat, ką ten darot? Labai gera patirtis. Tai iš esmės klausimai buvo, tarkim, studijų tinklelis, kaip geriau integruoti kažkokius dalykus. Taip pat mes priklausom Lietuvos studentų sąjungai, tai kai visa socialinė medija turbūt užė prie to, kad ilgint šaukimą arba studentams bus privaloma studijuoti, tada Lietuvos studentų sąjunga ir kiti studentai kreipiasi į mus ir mes su jais diskutuojame. Tai vis dėlto, ar turi būti visuotinis, ar ne, mes teikiam savo pozicijas. Tai labai labai smagu, kad ne tik užsidarom savo burbulę, bet einam pas studentus, pas jaunimą. Dar grįžtant prie būrelių pačių, tai šiuo metu atsidarė dronų gildija, kur norintys kariūnai valdo dronus, mokosi, kaip mikroschemas reikia. Yra inžinerijos, ateityje, man atrodo, bus artilerijos. Netgi šiuo metu turime apsojopsą, psichologinių operacijų būrelį. Na, fotografuoja, kaip veikti, garsai visokiausia. Tai labai daug iš tikrųjų alternatyvų veikti, daryti ir tikrai po paskaitų nesėdi kambaryje užsidaręs. Na ir žinoma, mūsų choras, mūsų šokėjai, šokte marš. Tai tikrai tos ne tik dainuoti ir muzikuoti, bet ir dronus valdyti ir taip toliau. Tai labai labai smagu, veiklų tikrai turi, svarbiausia sustiguoti savo laiką ir atsiduoti tam, kam nori. Aš kai mokiausi Anglijoje, tai pagrindinis būrelis buvo Hario Poterio Society, tai šiek tiek skiriasi nuo psichologinių operacijų, dronų kažkiek rimtesni ir naudingesni, man atrodo, valstybėje dalykai yra. Galim pašnekėti, kaip atrodo jūsų diena, sakykime, minėjai, 6 valandą atsikeliat, ką toliau veikiat, kaip viskas atrodo? Taip, tai labai paprastai, iš tikrųjų, 6 ryto tu keliesi, po 6:10 jau yra mankšta. Tai po 6:10 darai mankštą, tai lengvas prasibėgimas, prasitempimas, iš esmės nieko, tiesiog tu kūną pažadini. Tai apie 6:30 mes baigiam mankštą, einam ruoštis, tai pusryčiai, apsiprausimas ir taip toliau. Ir nuo 8:10 prasideda paskaitos. Dažniausiai prieš paskaitas mes turime rytinį skirstimą, tai visi išsirikiuojame ant rikiuotės aikštės, sugėdam Lietuvos himną, pakeliam Lietuvos Respublikos ir vėliavas, jo. Ir vyti to pačiu, žinoma, istorinę vėliavą. Ir iškeliavom į paskaitas. Tai jeigu tuo metu mes turim paskaitas civilinės, tai labai dažniausiai konkrečiai nuo 8:10 iki 4, kartais trumpiau, iki 2, kartais iki 5, labai priklauso nuo modulio kreditų skaičiaus. Tai labai paprasti dalykai. Jeigu mes turim karinį rengimą, tai būna paskaitos karo akademijoje kabinetuose, bet būna, kad dažniausiai mūsų paskaitos persikelia į miškus, į poligonus ir ten jau yra laiko tėkmė kitokia. Keliesi vis tiek dažniausiai 6-5, jeigu vykdė operaciją, bet būna savaitę išvažiuoja, būna 2 išvažiuoja, bet miškas yra mūsų antri namai, ten mes jau stengiamės išsirinkti savo pačią gražiausią eglutę, po kurią pamiegosim. Tai va. Tai toks mūsų tas tvarkaraštis. Lygiai taip pat įveina ten ir fizinis rengimas, na, mes vis tiek sportuojam ir rūpiname savo sveikatą, tai fizinis rengimas ir nėra užkrautų kažkokių perdėtų dalykų, kur kariūnai nepatemptų, nebegalėtų, sėdėtų paskaitos iki 6 ar 7, tokių dalykų pas mus neegzistuoja. Laiko valdymas yra vienas iš svarbiausių aspektų iš tikrųjų mūsų tvarkaraščiuose, tai va taip ir susidėlioja mūsų diena. O kuris pačiai įdomesnis karinis ar tas civilinis rengimas, kas tau pačiai įdomiau? Jo, nekvešinuoju civilinių studijų svarbos, labai daug išmokau, na, kadangi šiuo metu kovo mėnesį mes apsigynėm bakalaurus, tai aš jau, na, su bakalauru rankose esu, tai... Sveikinimai. Dėkoju labai, tai labai buvo smagu pamatyti, išgirsti kažką naujo, bet aš manau, kad kiek save išplėsi, tiek dar žinių papildomai turėsi. Todėl aš labai mėgaujuos kariniu rengimu, labai myliu karinį rengimą. Ten aš atsigaunu, ten aš būnu savimi ir tas man vien miškas ir ta miško aura man labai patinka. Todėl, kad apie partizanus knygų daug skaito, tai todėl taip ir yra. O kaip savaitgaliai atrodo, galima parvažiuoti namo pas mamą savaitgaliais? Taip, visada. Tai iš esmės, jeigu nėra šių papildomų renginių ar pratybų, tave tikrai kiekvieną savaitgalį išleis išvykti pas mamą namo, pavalgyti cepelinų, bandelių ir taip toliau. Tai nėra jokių ribojimų su savaitgaliais, dėl to mes tikrai turim tą tokį, neturim to atotrukio nuo civilinio ir karinio gyvenimo. Bet šiaip pat kalbant apie gyvenimą,
tai labai turi, atrodo, daug pranašumų akademija prieš kitas akademinės institucijas dėl tos tokios suteikiamos gyvenama vieta, maistas, taip pat ar ne, kas yra tie pliusai, kurie gaunami akademijoje. Tai pirmas dalykas, studijos karo akademijoje yra visiškai finansuojamos valstybei. Pirmas dalykas - apgyvendinimas, tai tau nereikia rūpintis būsto nuoma, tau nereikia galvoti, iš kur tu gausi finansų, akademija suteikia ir tikrai geros kokybės. Aš asmeniškai tikrai nesiskundžiu, turiu savo stalą, lovą, spintą, kurie yra atnaujinti ir vis dar yra naujinami baldai. Gyvena po vieną, dviese, trise? Įvairiai, tai aš gyvenu dviese, kai kurie gyvena keturiese, bet iš esmės pagrindas yra 4. Tai jeigu pasiseka gauti 2 vietį pagal suskirstimą, tai tau tiesiog pasiseka, bet aš nematau bėdos, tarkim, gyventi ir 4 su merginom, esu gyvenus ir viskas su tuo yra gerai. Kitas dalykas yra maitinimas, pusryčiai, pietus, vakarienė, irgi labai pagerėjęs maitinimas, krevetės visokios ir taip toliau, tai tokių dalykų mes nematė, lyginant, 5 metai kariuomeniai, tai kai tik atėjau ir kokia yra dabar, labai amazing. Nuo to, kad yra ir vegetarams, ir visavalgiams. Kaip tik norėjau klausti, ar vegetarams yra. Taip, tai iš tikrųjų labai geras. Ir kitas dalykas yra stipendijos. Tokių stipendijų nei viena aukštoji mokykla neturit, kokį turim mes. Tai pirmo kursis atėjęs gauna 550 ir kyla kas semestrą. 550 eurų per 3 mėnesius per semestrą ar kaip? Ta prasme, ne, jisai semestrais, kai yra skirstomi, tai jisai gauna kiekvieną mėnesį po 550 ir antram semestrį jau gauna šiek tiek ten 700, man rodos. Iš esmės yra taip, kad aš, pavyzdžiui, po bakalauro apsigynimo gaunu 1400. Čia neįskaičiuoti dar yra maispinigiai ir visi kiti dalykai, tai iš tikrųjų turim tikrai... Tik pasitikslint dar kartą, čia per mėnesį. Per mėnesį, taip. Kiekvieną mėnesį kaip algą gauni. Aš sakau, tai čia yra stipendija, iš tikrųjų, ir skatina judėti, skatina siekti, nes aš atsimenu, kai mes laiką gyvenom už tą bazinį, kaip šaukime, kaip būdavo, tai gaudom porą šimtų eurų ir visi laimingi sėdėdavom ir kai man pirmą kartą, žiūriu, generolo Jono Žemaičio karo akademijoms pervedė ir aš ten buvo gal 800, 3 kurso antram semestre, apie 900. Ir man taip širdį net suskaudo, galvoju, ar tikrai mes esam verti. Ir labai buvo gera matyti, kad kažkas galbūt įvertina iš krašto apsaugos sistemos, kad kariūnai yra skatinami už tai. Tai labai labai smagu. Pradžiai šiek tiek net pasidarė taip įdomus jausmas, kodėl tie galiu gauti finansų, bet žiūrint į ateitį, tai labai rekomenduoju tiems, kurie nori stoti, pagalvoti, kad čia sąlygos yra suteikiamos ir kad neprapulsit ir nepražūsit. Bet ir tikimasi iš jūsų nemažai, ta prasme, kas laukia baigus karo akademiją, kokia bus tavo dabar ateitis tolimesnė artimiausiais metais? Tie pinigai tikriausiai ir ne tik pinigai, visos sąlygos yra labai didelė investicija į kiekvieną individą, nes man atrodo, į kariūnus ypatingai yra žiūrima kaip į kiekvieną žmogų, asmenį, individą, būsimą profesionalą. Į būsimą vadą lyderį, iš esmės, tai kuo mes skiriamės nuo paprastų karių, tai mes esame karininkai, būsimi karininkai, kurie ves savo būrį į mūšį. Tai tokia yra mūsų pagrindinė funkcija. Tai iš esmės, man pabaigus, mes gauname priskirimą į dalinį, tarkim, X dalinį. Aš ten ateinu, vieni gauna su profesinės karo tarnybos kariai, kiti gauna šauktinius, ta prasme, nuolatinės privalomos pradinės karo tarnybos karius, ir dirbi su jais, vadovauji, strateguoji, išeini į pratybas. Tai tu iš esmės vedi mūšį, tu valdai padalinius, tavo funkcija yra vesti ir daryti, kad nei vienas karys nežūtų, o tu nugalėtum prieš. Tai didelė atsakomybė, kurią mes nešam ant savo pečių, jeigu ateitų diena X ar kažkoks dalykas, tai yra didelė atsakomybė, tačiau aš manau, kad kuo daugiau tokių žmonių ateis ginti savo valstybės, tuo stipresnė mes valstybė ir turėsim ir tuo labiau būsim pasirengę. Nes karininkija yra tie žmonės, kurie yra pasiruošę padėti galvą. Ir pažvelgiant šiek tiek seniau, tai kariūnas iš vis labai būdavo toks aristokratas, sakyčiau, netgi vadindamas, nes buvo ne tik išsimokslinęs, bet ir žinojo, kaip ginti savo tėvynę, tai aš tuom labai ir didžiuojuosi. Čia jeigu dar anksčiau eitum, tai į riterius pasižiūrėtume, ar ne, dar kitas luomas visai geras. Apie lyderystę dar kalbant, tu turi lyderio apibrėžimą, kaip įsivaizduoji lyderį, arba kaip bandai save į ką vesti, į kokią mentalę, tą psichologinę poziciją,
kaip veikti stresinėse situacijose, kaip tu reaguoji, kaip norėtum galbūt reaguoti ateityje? Mano lyderio pavyzdys yra mūsų dabartinis karo akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas ir aš pasakysiu labai paprastai, jisai keletą frazių, kurias yra pats sugalvojęs, iš kažkur užsirašęs ar ištraukęs, jis sugeba taip užmotyvuoti žmogų, kad atrodo nieko daugiau nereikia. Tai yra vadas, kuris ateis ir pasakys tau labai trumpai ir aiškiai, bet su vienu tikslu ir su vienu judėjimu. Valstybės gynyba yra mūsų rankose ir mes turime daryti viską, kad mūsų valstybė būtų saugi. Man nieko daugiau nereikia iš lyderio, tik tai to, ko aš pati siekiu. Tai labai dėkoju dabartiniam karo akademijos viršininkui. Tikrai tas žmogus, kuris sumotyvuoja ir kur motyvuoja jaunimą veikti ir būti čia ir dabar. O ar visi yra kariūnai tokie užmotyvuoti kaip tu, ar visus paveikia ta tokia motyvacija ir ar kaip yra nes minėjai, kad ir tau minčių buvo iš pradžių visokių, kaip yra su kitais ir ar atkrenta vis dėlto tų kariūnų? Kartais žodžių neužtenka geros citatos, ar ne? Ne, tai faktas turbūt neatsistatom, čia viskas yra paremta, viršininkas irgi mūsų yra atėjęs naujas, tai iš naujo, tai yra labai natūralus dalykas. Tai būna atkrenta, mūsų pačių atėjo apie 120 ketvirtą kūrinus, prieš 4 metus, mūsų dabar ir likę 74 ar 5. Tai yra atkritę žmonių, yra kas atkrito dėl tam tikrų slaptumo žymų negavimo, tai yra natūralus procesas dėl slaptumo klausimo, turbūt kiti išėjo savo norų, nes pamatė, kad tai yra ne jiems po pirmo kurso, kad turbūt ne jų čia vieta būti, kiti iškrito eigoje, neišlaikė fizinio parengtumo testo iš 2 ar 3 karto. Daug aspektų lemia šitos veiksnius, bet aš vėl dar kartą pasikartosiu, tavo motyvacija ir darbas su savimi yra tas aspektas. Tai manau, kad tie, kurie yra dabar likę arba žada likti karo akademijoje, tu negali nebūti nemotyvuotas. Būna visokiausių dienų, bet iš esmės atsistoji ir eini, nes, juk žinai, kad turi kažkokį tikslą. Tai atsistoti Daukanto aikštėje ir būti, kaip aš sakau, palaimintas mūsų Lietuvos Respublikos prezidento, duoti tą karininko priesaiką ir ją ištarus išeiti dalinį ir mokintis ir būti pavyzdžių savo pavaldiniam. O koks yra toks paveikslas iš tų 70 kažkelių, kur liko iki galo, kaip galėtum nupiešti, kaip atrodo tas kariūnas? Koks, pavyzdžiui, jeigu 12-okas save mato prieš veidrodį ir galvoja, kad aš čia būsiu, kaip tie kiti įstoja į akademiją, nebūsiu, koks yra žmogus tas kariūnas įprastai, kaip apibūdintum jį? Dviejų asmenybių vienodų nėra, kažkada ir buvo ir karo akademijos tokia reklama, tai lygiai taip pat labai sunku apibūdinti, visi mes esam skirtingi, bet tuo pačiu ir tas ir yra įdomu, ypatingai kai tu esi miško lauko sąlygomis pratybose, vienas labai gerai orientuojasi, kitas labai gerai žino, kaip reikia gintis, kitas geriau moka pulti, kitas moka dar kažkokį tokį dalyką ir tie skirtumai, jie mus visus sudaro į visumą to, ko mes ir esame ir ko norime būti. Tai jeigu pilnai apie paveikslą, tai nesvarbu, ar tu aukštas, ar tu žemas, ar tu stambesnis, ar plonesnis. Aš manau, kad mus vienyje tas paveikslas yra mūsų širdise. Tai mūsų meilė tėvyniai ir mūsų tikslas, dėl ko čia atėjom. Išmokti ginti tėvynę ir būti tais lyderiais, kurie ves savo pavilnius į mūšį. Turbūt kartojasi, bet retas turbūt, kur paklausus 4 kurso kariūno, galbūt ir 1 kurso, vis tiek atėjo su tikslu ginti ir saugoti ir išmokti būti tai žmonėm, kurie nori būti pavyzdys. Per pirmuosius metus man labai įdomu, ar nebūna taip, kad, matai, kad gal ir tu nebūsi kariūnas ir iš tikrųjų tar žmogus neatlaiko, jam galbūt per sunku būna ir nukrenta, o galbūt atvirkščiai, tu žiūri, nebus iš tavęs kariūno ir žiūri, jau su manim tu esi 4 kurse, o aš prieš 3 metus sakiau, kad nieko nebus, tu nepatemsi. Turi tokių gerų ar įdomių pavyzdžių iš savo bendraamžių draugų? Iš tikrųjų, tai žinokit, labai nuo 1 kurso pabaigos jau kažkur, aš galvoju, pasimato, kas galbūt iškris, kas ne, ir žinokit, dažniausiai ir iškrenta tie, kur tu jau matai, kad iškrenta. Labai aiškus paveikslas, kažkaip net nemoku perikti turbūt žodžiais, bet labai aiškiai nusipešia, žinot, tavo vadas liepia daryti kažkokį uždavinį. Ir jeigu tas žmogus jaučiasi nemotyvuotas, jis nenori sės kampė ir sakys, aš nenoriu daryti to, tu jo nepriversi. Aš vėlgi sakau, tai labai kažkaip neturiu tokio, bet yra tikrai žmonių, kurie
kažko nepadarė, kažko nedabaigė ir iškrito iš karo akademijos ir stojo ir 2. ir 3. kartą, kad pabaigtų. Tai turim tokių pavyzdžių, kurie 3 kartus bandė baigti ir tikrai pabaigė iš 3. ir 4. karto, nes, turėjo vadinasi tikslą. O kas buvo tau pats didžiausias iššūkis per šitus 4 metus? Kas sunkiausia buvo tau pačiai? Iš tikrųjų, vėlgi, jeigu pažvelgiam į civilinės studijas, tai kažkaip nieko labai didelių iššūkių aš nepastebėjau. Aišku, buvo nuolatinis darbas, mokymasis, skaitimas, referatai ir taip toliau, kursiniai darbai. Kalbant iš karinio rengimo perspektyvos, tai sunkiausia yra išlaikyti motyvaciją viso savo būrio, ypatingai kai, pavyzdžiui, esi 4. diena pratybose ir be perstojo lyja lietus. Tu esi visiškai permirkęs iki savo kelnaičių ir taip toliau. O kaip išlaikyti? Tavo operaciją reikia vykdyti. Tu gauni būrio vado pareigas. Moralė yra nukritusi. Ir sakai, draugai, judam, darom. Ir, tu supranti, kad, neužmotyvuosi vien žodžiais judam ir darom. Ir aš atsimenu, taip ir gavau pareigas. Ir, o rytoj švies saulė. Ir iš tikrųjų, kitą dieną užšvietė saulė ir visi pradžiuvom ir atsirado ir šypsena veiduos ir buvo daug geriau. Tai va tas iššūkis ir yra sumotyvuoti visus dėl vieno bendro tikslo, kai sąlygos yra blogos arba, būna įvairių situacijų. Bendrai paėmus, tai turbūt komanda ir draugai yra tavo tas palaikymas, tai tau belieka tik tai juos sumotyvuoti ir įdėti vieną kryptim. Apie buvimą ne miške ir ne pratybose, man dar labai įdomu, kokie konkrečiai yra tie moduliai, dalykai, ką jūs mokotės, nežinau, sakykime, anglų kalba, istorija, kažkurio laikmečio istorija, kaip atrodo, žinau, kad kiekvienas skirtingai pasirenka, bet sakykime, kaip tavo atrodė tie pasirinkimai. Kadangi aš studijavau nacionalinį saugumą ir gynybą, tai mes įvairių modulių turėjom, taip pat nacionalinio saugumo modulius, asmens ir visuomenės saugumas, karo istorija, turėjom labai labai nuostabus modulius, taip kitko. Kaip dėstytojai? Tai dėstytojai iš civilinio sektoriaus yra. Bet jie vis tiek šiek tiek turi tokio suvokimo, nes taip pat gynybos ekonomika, jie turi savo tokius sektorius vis tiek per gynybos prizmę. Tai va tokie tie moduliai, iš tikrųjų čia turbūt visų nevardinsiu, labai ten daug man gavosi per visus 8 tos semestrus 7. Bet ir viskas ir sukasi. Apie gynybą, apie saugumą, apie buvimą čia ir dabar, apie taip pat ir teisę einam, ne tik ir paprastą teisę, ir humanitarinę teisę, ir visus šitos dalykus. Tai labai daug dalykų, kuriuos išmokau iš naujo, kur dar domėjausi papildomai, nes man labai patiko. Bet istorijos mes niekada nepamirštam ir ypatingai tą karo istoriją, kai tau pasakoja nuo tų seniausių laikų, nuo baltų genčių iki to, ką mes turim dabar. Ir tu supranti, kiek tu kartais daug nežinoji ir nežinai, kas tas husaras, kas tas ulonas, mes dabar tik žinom dalinius turbūt. Birutė, ulonų batalionas, Panevėžio karalius Mindaugo husarai, o pasirodo, tai buvo jų etiketas, jie turėjo savo uniformas, savo skrybelės ir kitus dalykus, tai kai pasižiūri, supranti, kad dabar aš žinau ir turbūt nuvėjusi dalį nebebus gėda, kad, žinai jų istoriją ir žinai jų kilmę. Tai labai smagu. Ar norėjai kažką kito studijuoti prieš dar stojant į akademiją? Galbūt, kadangi sakai, saugumo politiką studijavai, dar beje pasitikslinus, tai tu gali pasirinkti kažkokią programą, nėra, kad visiems tas pats dėstoma yra. Tai jeigu grįžtant, kai aš stojau, tai buvo 3 studijų kryptis, buvo nacionalinis saugumas ir gynyba, tarptautiniai santykiai ir gynybos technologijos ir vadyba. Šiuo metu yra likę 2 studijos, gynybos studijos ir gynybos technologijos. Tai jeigu labai trumpai, tie, kas tikrai galvoja apie studijas, tai gynybos studijos vis dar yra išlikę tokiu labiau tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu, apie saugumo politiką ir kitus niuansus, o gynybos technologijos yra vienintelė tokia studijų kryptis, kuri orientuojasi į technologijas kariuomenėje. Tai iš esmės ir yra apie technologijas, apie tai, kaip viskas vyksta, jie labiau tokie matematiniai tiksliukai, kaip aš sakau. Bet humanitaram rekomenduočiau gynybos studijas, o tiksliukam gynybos technologijas. Tai pasirodo, apie politiką galima studijuoti ne tik tas PMI. Aš prieš 11 metų būčiau žinojęs, būčiau tikrai svarstęs rimtai irgi akademiją, bet kažkaip nežinau, galvojau, kariuomenė, ten ta akademija, irgi neskyriau karininkas, karys, ką čia reiškia. O įdomu, kaip tave pasiekė ta informacija, Martynai, tu nieko nežinojai, o Martynas žinojo. Pas mus ir socialiniai tinklai jau turbūt labai aktyviai veikia šitose dalykuose, bet aš per studijų mugę, man rodos,
priėjau prie karo akademijos, pakalbėjo trumpai man apie studijų kryptis, apie kaip kas, tada internete dar pasiskaičiau ir jau nusprendžiau, ką noriu studijuoti ir kur kas kaip. Man tai taip atrodo viskas aišku, kai tu atėjai į Lietuvos karo akademiją. Aš pats nestudijavęs ten, bet iš to, ką tu pasakoji, taip viskas atrodo lyg nutiestas kelias linko, kiekvienas žingsnis, kiekvienas darbas, kurį tu darai, yra vedamas link kažko. Tu matai tokį kaip tikslą savo link ko tu eini ir ar tiesiog savęs tobulėjimas ir per tą tobulėjimą perteikimas savo žinių valstybei, busimiems karininkams, kaip tai atrodo? Iš esmės, nuo 1-4 kurso yra visiškas progresas, tas metu labai staigiai progresuoja ir visi moduliai yra sudėti, pagal, kad vis sunkėtų iš esmės, kad tu vis daugiau savo žinių, kurias išmokai 1, pritaikytum 2, 3, 4 kursė, kad taip, tapsime, eitų kažkokia tasa ir visas tas dalykas, tai tikrai moduliai ir karinis rengimas yra sudėtas taip, kad eitum prie to bendro tikslo ir jau kai mes turėsime birželio pabaigoje 4 kursas būrio vado kovos kursą, tai yra 2 savaičių mūsų tas kvalifikacinis egzaminas. Ten yra reikalų, laukiam, nekantraujam, pasižiūrėti, kaip mums seksis. Tai tai jau ten 2 savaitės, tu išbandai save kaip būrio vadą. Jau ten turi tą kvalifikacinį egzaminą. Tai bet iki to ir yra ruošimas. Ne tik iki bakalauro baigimo, parašymo ir apsiginimo ir baigimo, bet ir iki to būrio vado kovos kurso ir tada jau šiemet Liepos 18 dieną leitenantų ceremonijos. O pabaigus gali pasirinkti, kur tarnauti kažkokią sritį, ar turi susitaikyti, kad tave numes kažkur ir neturėsi galimybės po to išeiti? Taip, tai karo akademijoje egzistuoja reitingų sistema, kuri iš esmės eina per keletą aspektų. Karinis rengimas, civilinės studijos, tavo fizinis rengimas, ir papildoma ar kažkokia neformali veikla. Tai ir tu turi visą savo reitingų sistemą ir pagal reitingus tiesiog yra dalinių sąrašas, žmonės ateina ir išsirenka. Tai ir iš esmės net ir paskutiniui palieka dažniausiai 2-3 vietas rinktis. Tai nėra taip, kad nesirinkit niekas karo akademijos, nes jūs staiga numes ten, kur nenorit. Tikrai netiesa. Aišku, būna jaudinamės, jau galvojam, kur reikės eiti tarnauti, ką pasirinksim, ką pasiūlės mums, bet nėra kažkokia didelė baimė, nes nėra ta Lietuva tokia didelė. Ir baisi. Kaip kažkas įsivaizduoja, turbūt tai. Reitinguose gerai sekasi pačiai? Oi, taip, nesu žemai. Baimės nėra, ar ne, po studijų, kur aš nesakau, kad baimės nėra, tai yra naujas gyvenimo etapas, tai yra vėl kitas dalykas, tu ateisi, naujas kolektyvas, nebe tavo draugai, kurie kažkurie 5, kai kurie 4 metus kartu su tavim. Bet mes jau suaugom, žengėm į vėl kitą gyvenimo etapą, tai aš tai priimu tiesiog kaip natūralų kažkokį gyvenimo ciklą ir tiek, tai turbūt belieka susitaikyti ir laukti mums Liepos mėnesį. Man čia viskas žymiai aiškiau. Paaiškėjo. Kadangi esi mergina, privalom paklausti, kaip yra su merginom akademijoje, kiek jų būna, kaip joms sekasi akademijoje ir apskritai gal galima tą temą paplėtoti apie moterų galimybės kariuomeniai, kadangi kalbam demografijos problemos, todėl svarstoma, kad reikėtų gal ir moterims apskritai į šaukimą labiau įtraukti. Kokie tavo pastebėjimai yra šią temą? Tai žiūrint iš karo akademijos perspektyvos, pavyzdžiui, mano kurse yra apie 10 ar 11 merginų. Kas yra gan didelis procentaliai skaičius. Ir kiekvienais metais auga stojančių merginų skaičius būtent karo akademijoje, tai kas iš tikrųjų yra labai džiugu, kad ir moterys rengiasi tarnauti, kad jos pačios savanoriškai registruojasi į tokias struktūras. Ir nežinau, aš turbūt nelabai skirčiau, nes aš atsimenu, kai atėjau į 9 mėnesių šaukimą, aš labai bijojau, tik dėl to, nes esu mergina, ten 1,60 m kažkeliu, labai mažo ūgio esu ir tada vėl viskas remiasi į komandą. Bet grįžtu prie moterų. Ar tu turi įrodyti, kad tu gali? Tu turi įrodyti. Bet įrodžius niekam klausimų nebekils. Tai aš manau, esminis dalykas yra labai paprastas. Nesvarbu, ar tu vyras ar moteris, nes mes jau perinam į tą sistemą, kad net ir vyrai turi įrodyti, kodėl jie čia atėjo, arba kodėl nori būti mūsų vienos ar kitos komandos dalimi. Nenori nuteikti kažko neigiamai. Labai natūralus procesas, bet moteris yra stiprios, moteris lygiai taip pat stengiasi ir čia su kolegom irgi mes šnekėjom visai neseniai, tai
sako, kaip gerai, kad jūs esat, tos tokios kruopštesnės ir labiau atidesnės detalėm, nes, pavyzdžiui, kai mes planuojam, pagal įsakymus jau reikia skelbti, mes pastebim, kur ten kažkas į kairę, kur kažkas į dešinę, o vyrai, žinot, kartais tikiu, kad jūs žinot, tai kartais jūs mėgėjai tokie netaip kruopščiai kaip mes, bet niekas mūsų neengia, niekas kažkaip kitaip į mus nežiūri, mes lygiai taip pat atliekam visas pilnai funkcijas. Turbūt įskirčiau esminį dalyką, kad, išvalguosi dabar daugėja moterų, bet, tai yra vis tiek specifinis dalinys, kur aš asmeniškai net ir su pilnu parinktumu ten eičiau. Ten yra kiti dalykai, bet ryšiai, inžinerija, artilerija, tie patys pėstininkai, visur daugėja moterų, aš labai labai džiaugiuosi. Apie visuotinį šaukimą dar šiek tiek užsiminiai. Nežinau, ar Lietuva dar tam pasirengus. Labai noriu, kad šiuo metu plėstųsi poligonai, kad dar geriau būtų sąlygos kariniam daliniam, tai labiau noriu išplėsti tos poligonus ir karinius dalinius ir tada jau, kai mes būsim visi pasiruošę infrastruktūros klausimais, tada pašaukim visus. Norėjau pasiteirauti, gal kažkokią galėtum mums papasakoti istoriją, kokią nors gal absurdišką, kažkokią juokingą, gal koksai nutikimas labiausiai įsiminęs per tuos 4 metus, kažkas linksmo vis tiek turbūt nutinka. Čia Martinas Rilsų iš karto nori. Tai visko būna iš tikrųjų, nemeluosiu. Nugriūnam nuo medžių, kai bandom pasidaryti apkusus. Einam užgriūnam, kažkas kažką pameta, dėtuvę raciją, tada visi ieško per didžiausius kilometrus, daug labai tų istorijų, bet jeigu pasakočiau tas tikrasias, tai žinokit, turbūt čia nebesėdėčiau, kad ir kaip tai beskambėtų, daug visokiausių įvykių, bet būtent būdamas kariuomeniai tu tiek patiri daug ir juoko, ir skausmo, bet tos ir bendrystės, ir komandos. Tai iš tikrųjų norėčiau papasakoti ir daugiau, bet šitas turbūt nespaudai. Tai labai dėl to ir labai kviečiu visus ateiti į kariuomenę ir pamatyti, kad mes ne tik rimti kariai su rimtais veidais, išsimaskavę ir miške taktikuojantis, bet tai yra buvimas čia ir dabar su savo draugais. Ir kartais tokių crazy idėjų gali prigalvoti priešui, kad priešas mažiausiai to tikėsis. Tai va. Kalbant būtent apie tai, apie priešą, vis tiek tas nusiteikimas labai rimtas yra akademijoje, nuteikiami kariūnai, kad grėsmė yra reali ir kad reikia labai gerai pasiruošti. Kaip pati jautiesi, ar esi pasiruošus tam vadovavimui, jeigu ateitų būtent reali grėsmė? Neprašytas mūsų svečias. Pavaišinsi mirtimi, kaip ir buvo dainoje bolševikai tegul žino. Taip, tai tuom ir gyvenam. Tuom ir gyvenam, yra Rusijos karinė doktrina, kurią irgi skaitau ir analizuoju, nes tai yra dokumentas, kuo jie remiasi. Ir žinant priešo taktiką, yra daug lengviau suvokti, kokius jie veiksmus gali naudoti. Ar aš jų bijau? Nesakau, kad baimės nėra, ta prasme, bet baimė yra dėl savo šeimos, dėl savo artimų ir dėl savo valstybės. Bet jie turėtų bijoti ir mūsų, nes nebijau, kad ir kaip tai beskambėtų, jeigu kiltų karas, nebijosiu jo nužudyti ar išvyti iš savo šalies, bet jie irgi turi žinoti, kad mes kaip 400 metais be šūvio nepasiduosime ir karas būtų visiškai kitoks. Tai dar kartą neprašytas ir nesvečias. Pavaišinsi mirtimi. Ko labiausiai pasilgsi, kai paliksi akademiją? Savo kursiokų ir savo draugų, su kuriais mes būnam ne tik karo akademijai, bet ir už tvoros. Ir kur vykdom įvairias veiklas kartu, einam žygius, tarkim 100 km aplink Vilnių, vis tiek žygiuojam, plaukiam baidarėm, tai turbūt draugų ir kursiokų, jeigu neteks galimybę dirbti vienam dalinyje, tai pasilgsiu akimirkų ir pasilgsiu kai kurių ir dėstytojų, ir karininkų, žmonių, kurie iš tikrųjų mus išmokė ir davė mums labai tvirtą pagrindą išeiti, kai mums reikės. Tai va, tai o mano visiems kursiokam, mūsų durpės mūšio kuopai, tai patys nuoširdžiausi, ne tik linkėjimai, bet turbūt būkite tie, kokie ir buvo nuo pirmo kurso, nes aš manau, kad šiuo metu išeis tikrai neblogų ir stiprių leitenantų laida, kuri turi labai vieną bendrą tikslą. Tai ir mūsų kuopo šūkis yra durpė žudyk, nes kiekviena mūsų kuopa yra paremta istoriniu mūšiu. Tai šiuo atveju 4 kursas yra durpė, tai labai labai smagu. O dar prisiminiau, dabar vis matau akademijoje daug visokių tautų būna tų
kariūnų, kaip su Erasmusu yra galima ten išvažiuoti, ta prasme, ir į kitas šalis akademijas pastudijuoti? Labai iš vis dabar labai plačios Erasmus plus galimybės, man atrodo, 10 plus šalių, kur tu gali išvažiuoti, tai turbūt visų nevardinsiu, bet tarkim Belgija, Prancūzija, Graikija, Amerika. Ir tuo pačiu, na, aišku, ten Lenkija, aš sakau, nenoriu visų labai vardinti, nes tikrai yra 10 plus šalių, kur tu gali vykdyti Erasmus veiklą. Trečiam kurse pagrindai išvažiuoja, kas pusmetį va taip keičiasi, bet tikrai labai daug gerų sąlygų išvažiuoti Erasmus ir lygiai taip pat pas mus atvažiuoja Erasmus kariūnai. Labai smagu, kad priėmam ir Ukrainos atstovus, kartu gyvenau vienam kambarį su ukrainietė. Ir į mišką kartu išsivežėm, ir jai irgi buvo nauja patirtis, nesvarbu, kad karas vyksta jo šalyje. Tai labai smagu keistis patirtimi, jie papasako apie savo karo akademijas, mes apie savo, kiti nuvykę į kitas karo akademijas parveža mums naujų idėjų, pasiūlymų. Tai tikrai labai geros sąlygos išvykti ir pamatyti, kaip gyvena kiti kadetai. Ir minėjai, kad keičiasi labai tas 4. kursas nuo 1. Ką dabar galėtum pasakyti savo pirmakursiai, ką parašytum laiške savo pirmakursiai, o kitas dalykas ir tai 12-okiai, kuri dar nežino, ką ar čia į tuos 9 mėnesius eiti, ar į akademiją eiti, ką patartum būtent tiems jauniems žmonėms, kurie arba svarsto apie akademiją, arba jau yra įstoję ir galbūt svarsto, kad tai ne jiems. Aš šiek tiek dabar pajokausiu, bet kaip irgi pulkininkas yra pasakęs, tai ribos yra skirtos tik ribotėm žmonėm. Labai gilus sakinys, jeigu tu pagalvoji pilnai. Tai aš pasakyčiau, niekada nebijok daryti daugiau, negu iš tavęs tikimasi. Visada eik į priekį ir laikyk labai aišku tikslą. Kažkam tai galbūt bus labai nuvalkyti žodžiai, bet aš labai užaugau prie tokių partizaninių knygų, partizaninių citatų, ypatingai ir moterų vaidmuo, kai jos nebijojo mirti, jos bijojo išduoti. Tai mano žodžiai ir skambėtų, kaip ir minėjau, niekada nebijok daryti daugiau, klysti yra žmogiška, o iš klaidų reikia mokytis. Jeigu pasakai mamai, mama, stosiu į akademiją karo, ir mama sako, ei, nebūk kvailas, tai ką tu čia kariausi, tai ką pasakyti mamai? Sakyt, mama, aš gausiu apgyvendinimą, man mokės gerą stipendiją, ką dar? Tai taip ir sakykime, mama, aš turėsiu valstybės visiškai finansuojamą vietą, kur galėsiu gyventi, kur gausiu maitinimą ir dar mane pilnai aprengs. Ir dar turėsiu Erasmus plus galimybių ir tokias stipendijas, kurių neturi nei viena kita aukštoji mokykla. O svarbiausia, viskas vardan kilnaus tikslo, kuris yra? Tapti Lietuvos karininku, tapti lyderiu ir ginti savo valstybę nuo priešo, jeigu to prireiks. Lietuvai tavęs reikia, stok į Lietuvos karo akademiją. lk.lt. Ačiū, Martina. Ačiū Jums. Dėkui.